Sveiki, mėly laidos žiūrovai. Su jumis kaip ir kiekvieną ketvirtadienį sveikinasi laida mariampoliečiai.lt. Tikimės, kad visi pavasarinės dienos darbai jau baigti. Ir jūs patogiai įsitaisę žiūrite mūsų laidą. Vieni mėgsta laisvalaikį leisti prie televizijos ekranų, kiti sportuoja, o kiti savo veiklą realizuoja kūrybinėje veikloje. Pažiūrėkime reportažą apie dailės mokyklą. Marijampolės jaunieji menininkai turi vietą, kurioje gali tobulinti savo talentą. Tai dailės mokykla. Lankydami šią mokyklą mokiniai įgyja praktinius piešimo, tapybos, lipdymo gebėjimus, daug teorijos žinių. Jaunimas lavina savo meninį skonį, spalvinę kultūrą. Sąžiningai lankydamas mokyklą 4 metus ir atlikdamas visas užduotis, mokinys pasiruošia tolimesnėms studijoms. Tapybos klasėje gimstantys darbai prasideda nuo pačių paprasčiausių eskizų, spalvų parinkimo, o tada jau mokiniai išlaisvina savo vaizduotę ir bando visas emocijas perteikti popieriaus lape. Tai ne tik būdas išreikšti save, bet ir galimybė pabendrauti su žmonėmis, turinčiais panašius pomėgius. Galime didžiuotis Marijampolės dailės mokykla, nes ji vienintelė Lietuvoje, kurioje yra dizaino programa. Mokiniai turi puikią galimybę išmokti išreikšti save, pasinaudodami naujausiomis technologijomis. Jei norėtumėte pamatyti daugiau mokinių darbų ir pasiklausyti naujųjų menininkų, ateikite į 4. baigiamųjų darbų gynimą. Tikimės, kad mūsų dailės mokykla išaugins ne vieną garsų menininką, kuris garsins Marijampolės vardą. Laimona, kalbėjom apie mokinius, o galbūt tu žinai, ką veikia Marijampolės studentai? Žinoma, kad žinau, juk ir pati studijuoju Marijampolės kolegijoje. Dabar man pasakyk, ar tiesa, kad studentai ne tik studijuoja, bet labai mėgsta ir pastudentauti? Paslaptis, kai tapsi studente, pati pamatysi, koks tas studentiškas gyvenimas. Ant nosies kabo vasara, tačiau neturi laiko, kada jie pasidžiaugti. Kas? Studentas. Kaip studentai sekėsi egzaminų? Puikus egzaminas, tikrai puikiai padirbėjau. Na, reikėjo daug medžiagos suvirškinti, bet aš stengiausi ir man pavyko. Tikrai nemiegojau gal šią visą savaitę, bet išmokau ir tikrai puikiai padirbėjęs įvykdžiau savo nusistatymus. Manyčiau, kad ir kitus egzaminus turėčiau gerai išlaikyti. Varginantis atsiskaitimui, o dar čia pat 11. Marijampolės kolegijos studentų atstovybės gimtadienis. Be to, juk šalia studijų bei pramogų dar norisi suspėti ir užsiimti saviveiklą, pomėgiais, ugdančiais įvairias kompetencijas. Apie tai, kaip gyvena Marijampolės studentai, kalbame su studentų atstovybės prezidente Aiste Mikolionyte. Ar tiesa, kad studentai kiekvieną savaitės dieną valgo skirtingus patiekalus iš bulvių? Pavyzdžiui, pirmadienį bulvių košę, antradienį keptas bulves, trečiadienį virtas bulves ir panašiai. Na, kad studentų pagrindinis patiekalas bulvės galbūt nereikėtų abejoti, tačiau nereikėtų ir apsiriboti, kad jie vien tik jas ir valgo. Nes mūsų studentai yra labai kūrybiški ir savo kulinarinius gebėjimus puikiai parodo ir bendrabučio virtuvėje. Na, kaip matote, šiuo metu kepu bulves, tai tikriausiai nepaslaptis, kad studentai jų dažnai neatsisako. Taip pat verdame ryžius. Bet žinoma, tai nėra mūsų pagrindiniai patiekalai. Dažnai neatsisakau progos nueiti ir į bendrabučio valgyklą, kurioje tikrai yra skanūs patiekalai, tokie kaip šniceliai, karbonadai, žemaičių blynai ir įvairiausios sriubos. Įvardink 5 dalykus, kodėl vertėtų gyventi studentų bendrabutyje. Visų pirma, tai būtų savarankiškumas, kadangi nėra aplink tėvų ir studentai gali jaustis laisviau. Taip pat yra tikrai pigus pragyvenimas, kadangi tai yra daug pigiau nei tiesiog nuomotis butą mieste. Taip pat yra daugybė linksmybių, netgi išėję vakare gali štai pasivaikščioti po stadioną, pabėgioti, tikrai užsiėmimų yra pilna. Taip pat tai yra studentų bendrabutis ir juo labiau tai yra daug smagiau gyventi negu, pavyzdžiui, su tėvais arba, tarkim, bute pačiam nuomojantis. Tai kadangi gyvena su bendraamžiais, tai logiška, kad gyventi daug smagiau. Iš tikrųjų labai rekomenduočiau, kas mokosi kolegijoje, gyventi bendrabutyje, nes tai yra ne tik pigiau, bet ir daug linksmiau.
Kolegija yra orientuota į praktinės studijas, bet retai kada studentai patys ieškosi praktikos vietų, pasyviai lanko mokymus, kurie yra susiję su darbo paieškomis. Kaip manai, ar konkurencingoje darbo rinkoje užtenka turėti tik tai diplomą? Tikrai ne, diplomo vien nepakanka. Ir galime puikiai matyti dabartinį pavyzdį, kaip studentai dirba prastai apmokamą darbą, pavyzdžiui, prekybos centruose, turėdami aukštojo mokslo diplomą. Iš tikrųjų, mūsų kolegija taip pat teikia paslaugas, tai yra karjeros centras, vykdo įvairius seminarus, mokymus, kurie studentams padeda kvalifikuotis, ta prasme, daugiau įgauti patirties, ieškantis darbo ir taip toliau. Tikrai daug yra galimybių. O jeigu dar kalbėčiau apie jaunimo organizacijas, kurios iš viso yra tas didysis pamatas, tai iš tikrųjų yra labai gerai. Taigi manau, kad tikrai galimybės yra duotos visos, tačiau reikia jas išnaudoti. Ir būtent nereikia vien apsiriboti savo studijomis, reikia žiūrėti šiek tiek toliau. Ir manau, tikrai būtent darbo rinkoje tu būsi pastebėtas. Nepaslaptis, kad studentai ne tik studijuoja, bet ir studentauja. Kur gali leisti savo laisvalaikį Marijampolės kolegijos studentai? Na, vietų, kur praleisti laisvalaikį yra tikrai labai daug. Kalbant apie kartingus, dažasvydį. Taip pat turime pramogų centrą Alūną, kur galime pažaisti ne tik biliardą, bowlingą, bet ir pašėlti naktinėme klube. Taip pat kiekvieną savaitę vyksta daugybė konferencijų, kuriuose gali sudalyvauti studentai. Vyksta renginių tiek kultūros centre, tiek dramos teatre. Iš tikrųjų tikrai yra į kur pasižiūrėti, tiesiog reikia surasti tam laiko. Aš pradėsiu mokytis rytoj. Šiandieną nieks nelenda galvon. Geriau išeisiu su būriu draugų į miestą pasižvalgyt panų. Bet prieš tai užsuksime į barą, išlenksime dar po bokalą ir gyvenimas nušvis gražiom spalvom. Ar kas nors galėtų pasakyti, kas yra geriau? Žinai, Laimona, užsinorėjau kuo greičiau tapti studente. Tu geriau galvok, kuo tapti, o ne apie studentiškus vakarėlius galvoti ir galėsi mums papasakoti savo sėkmės istoriją. Nebijok, aš tikrai papasakosiu. Na, o kas šį kartą pasakos savo sėkmės istoriją? O šį kartą mums savo sėkmės istoriją pasakoja vienas garsus muzikos mylėtojas. Laurynas Gurevičius – jaunas, linksmas, muziką mylintis ir ją gyvenantis marijampolietis. Visai neseniai su savo draugais nušluostęs nosį pačiam Lauriui Reinikiui ir įrašęs pirmąją jo dainos Apkabink dar lietuvišką versiją. Šiandien YouTube'ės kanale jų daina jau peržiūrėta daugiau nei 90 000 kartų. Latvis Lauris nenusileido ir neužilgo pats išleido lietuvišką dainos versiją, tačiau ji nebuvo pirmoji. Tai Laurynai, kaip nepaslaptis, tavo gyvenimas yra susijęs su muzika. Tai nuo ko viskas prasidėjo ir kada supratai, kad nori dainuoti? Prasidėjo, tai aš manau viskas savaime. Planuoti ir siet kažko aš niekad nesėjau. Tiesiog vieną chorą sekė kitas choras ir vienas ansamblis sekė kitas ansamblis, žinai, ir galų gale pasiekiau tai, ką pasiekiau. Kartu su Iveta Pangonyte pirmieji perdainavote Laurio Reinikio dainą Apkabink dar. Tai kaip kilo tokia idėja ir kodėl būtent jo dainą pasirinkot? Idėja kilo prieš tai, kai mes norėjom perdainuoti, iš tikrųjų ir bandėm perdainuoti kitą Laurio Reinikio dainą. Tai buvo Pasaka, jei neklystu. Tiesiog bandėm, susidainavom ir gana neblogai gavosi, bet viskas tuo ir pasibaigė tą kartą. Ir galų gale po daugiau nei metų laiko, man atrodo, išgirdom naują dainą, kurios buvo tik latviška versija. Gana gražiai nuskambėjo jinai mum ir tiesiog sėdėdami vakare, kompanijoje draugiškai, sumastėm, kad gal reikėtų perdainuoti. Turim tokią grupelę, kurioje, sakykime, turim žmonių, kurie kuria muziką ir taip netyčia vietos draugas pasiūlė žodžius sukurt. Galų gale apdirbom juos visi kartu, juoko formą ir kas sakė, kad jiems prasmingai tai žodžiai pasirodė. Ir galų gale
tokį trumpą įrašiuką padarėm per kelias valandas. Bandomą versiją, iš kurios galų gale taip išėjo, kad gavosi pagrindinė versija. Ir iš tikrųjų per pirmąją savaitę susilaukėte daugiau negu 10 000 YouTube'ai peržiūrų, tai ar tikėjotės tokio dėmesio? Ne, manau, kad ne. Iš tikrųjų, dėl peržiūrų, manau, ir padėjo pats Lauris Reinikis, kuris savo oficialiam Facebook'o tinklapį papostino mūsų įrašą ir tiesą pasakius, kaip supratau, aš pagyrėjai net jį. Ir iš tikrųjų labai greitai metų bėgėje ir nepasirodė ir Laurio ir Liepos antroji versija lietuviška, tai gal turėjo tai įtakos tas jūsų pirmasis įrašas? Aš manau, kad ne. Čia tikriausiai Lauris jau yra įdirbęs tai, kad jis kiekvienos savo dainos išleidžia anglišką, lietuvišką, netgi estišką, man atrodo, versijas, be savo latviškos. Tai iš tikrųjų, tai dar ne viskas, tu lygtais atstovavai ir mėlynai chorą Marijampolės su karuose choru, ar ne? Teko. Ir kokie įspūdžiai, kokia ten ta virtuvė užkulisiai visi? Šiuo metu įspūdžių jau nebeliko, man atrodo, išblėso visi, bet buvo geri, vieni geriausių įspūdžių mano gyvenime, man atrodo, iki tol patirtų, manau, kad tai dar ne pabaiga. Na, aš komentaruose internete skaičiau, kad Iveta yra kažkokios garsios atlikėjos giminaitė, tai gal išduosi paslaptį? Manau, kad čia nėra paslaptis, gal tai nėra dar visiems žinoma, čia yra Irūnos ir Inetos Puzaraičių sesuo. Ir kaip tradiciškai, ko palinkėtų mūsų žiūrovams, kurie irgi muzikuoja? Reikėtų pagalvoti iš tikrųjų. Gal pirmoje vietoje tai nepalikti savo krašto ir muziką būtent puoselėti čia ir kelti į aukštesnį lygį, nes tikrai žinau, kad mūsų krašte yra puikių muzikantų, atlikėjų, ypač jaunųjų tarpe. Tai linkėčiau tiesiog ištvermės ir stiprybės. Neapleisti net, kai atrodys labai sunku. Martina, visi svajoja, o ar tu turi svajonę? Oi, Laimūna, aš taip svajoju nuvykti į kokius šiltus kraštus ir pamatyti visą pasaulį. Mano svajonė tai šiek tiek žemiškesnė. Aš labai norėčiau šokti su parašiutu. Kaip visai neseniai tai padarė vienas mūsų komandos narys. Netoli Marijampolės prie Sasnavos miestelio įsikūręs aeroklubas. Jį jau spėjo pamėgti ne tik marijampoliečiai, tačiau ir garsios Lietuvos scenos žvaigždės. Klubas ruošia sportininkus parašiutininkus, instruktuoja ultralengvųjų orlaivių pilotus, vaikų aviacijos mokyklos filialas mokina jaunuosius sklandytojus, įkurta orlaivių techninės priežiūros specialistų mokykla. Klubas teikia paslaugas tokias kaip pramoginiai šuoliai parašiutu, apžvalginiai skrydžiai lėktuvu, parodomieji sportininkų šuoliai renginių metu. Jau yra parengtas aerodromo strateginis plėtros planas bendradarbiaujant su Marijampolės savivaldybe, kuriame numatyta įrengti tinkamas sąlygas lengvosios aviacijos skrydžiams bei patraukliems aviacinio turizmo šalininkams. Kiek metų Marijampolėje veikia Marijampolės aeroklubas? Marijampolės aeroklubas veikia nuo 1977 metų, 36 metai. Kiek žmonių aktyviai dalyvauja šio klubo veikloje? Turime šiai dienai 58 aeroklubo narius, iš jų 52 tikrai aktyvus. Ir kiek metų pats jūs asmeniškai domitės skrydžiais, parašiutų, šokinėjimais ir visą šitą veiklą? Aš domiuosi nuo 1979 metų, tai 34 metai.
Ar buvo kažkoks tai įvykis, kuris jūs sužavėjo, ar galbūt kas parodė, ar tiesiog šiaip likimas taip lėmė? Pats gyvenau 300 nuo Tarpučio aerodromo ir kitaip negalėjau būti. Viskas vyko šalimais, mano akivaizdoje ir aš sukakus 15 metų atėjau į klubą. Ką galėtumėte pasiūlyti naujiems žmonėms, kurie dar galbūt nieko nežino apie tai ir norėtų susipažinti? Mūsų aeroklubas tapo populiarus teikdamas pramoginius šuolius parašiutu, apžvalginius skrydžius lėktuvu. Mūsų Sasnavos aerodromo bazėje labai puiku praleisti laiką, vyksta vestuvių fotosesijos, bernvakariai, mergvakariai. Taip kad kas mėgsta aktyvias pramogas, kviečiame pas mus atvykti, išbandyti drąsą šuolį parašiutu arba šiaip praleisti gerai laiką. Na, šuolio parašiutu aš tikrai neįtrauksiu į savo svajonių sąrašą. Na, bet pagalvok, Martina, kažkokiu sportu užsiimti juk reikia. Na, žinoma, tarkim, man teko dalyvauti Rygiškių Jono gimnazijos sporto dienoje ir patikėk manim, įsirinkti sporto šaką buvo tikrai lengva. Na, tai tada žiūrim ir renkamės. Rygiškių Jono gimnazijos sporto diena sportu užkrėtė ne tik daugumą gimnazistų, bet privertė neatsispirti ir pačius mokytojus. Norintys savo jėgas galėjo išbandyti estafetėse, svarmenų rungtyse, taip pat nebuvo pamirštos ir pačios populiariausios sporto šakos – krepšinis ir futbolas. Po renginio gimnazistai buvo nusiteikę sportiškai ir teigė, jog tokių dienų galėtų būti ir daugiau. Kas kur kada? Kas kur kada? Žiūrim, kas kur kada. Kaip ir kiekvienais metais artėjo tradicija tapęs renginys šauniausios studentų rinkimai, kurio metu renkame patį šauniausią kolegijos studentą. Dalyvių laukia nuotaikingos ir greito mąstymo reikalaujančios rungtys. Kviečiame visus palaikyti mūsų šauniuosius studentus ir kartu išrinkti nugalėtoją. Rinkimai vyks gegužės 16 dieną naktiniame klube Lūna. Susitinkame nuo 9 valandos. Gegužės 18 dieną šeštadienį 15 valandą Tautinių šokių festivalis Jotvingis 2013. Susitinkame Marijampolės kultūros centro žiūrovų salėje. Gegužės 23 dieną, ketvirtadienį 16:30 min. Marijampolės muzikos mokyklos mokslo metų baigiamasis koncertas, kuris vyks kultūros centro žiūrovų salėje.
Gegužės 29 dieną, trečiadienį 18 val. Domino teatro spektaklis Langas į parlamentą. Susitinkame Marijampolės kultūros centro žiūrovų salėje. O gegužės 23 dieną, ketvirtadienį 16 val. Baidarių ir kanojų irklavimo varžybos skirtos miesto dienoms paminėti. Baidarių irklavimo bazėje Marių gatvėje 9C. Nežinai, Laimina, kai toks geras oras, man tiesiog norisi būti gamtoje. Na, tai linkiu tau sėkmės būnant gamtoje, o su visais mūsų žiūrovais atsisveikiname iki kito karto. Iki.